Sveiki, jūs žiūrite Fotografas TV, www.fotografas TV. Ir šiandien aš noriu jums parodyti du 35 mm fiksuoto židinio objektyvų. Tai vienas iš jų, tas didesnysis, būtų 1.4G, o mažesnysis 1.8G. Taigi prieš parodydamas jums juos iš arčiau, aš norėčiau išreikšti savo nuomonę apie juos. Didžioji dalis žmonių, fotografų, stengiasi nusipirkti maksimum objektyvų, kokie yra tik tais parduodami. Tačiau tai nėra visą laiką labai teisingas požiūris, kadangi kuo puikiausiai galima pasiekti gerų rezultatų su ne pačia brangiausia technika, įsigyjant, pavyzdžiui, štai tokį 35 mm 1.8G objektyvą, kurio kaina yra nei daug nei mažai, 700 litų, galbūt su nuolaida galima būtų nusipirkti ir kažkiek tai pigiau. Ir kaip jūs matėte prieš tai mano filmuotą video apie būtent šį objektyvą ir su juo padarytas nuotraukas, jis iš ties yra puikus darbinis arkliukas, kuris atlieka savo darbą visų 100%. Taigi šalia stovi jo brangesnysis brolis, tai yra daugumos žmonių svajonė, kadangi jisai kainuoja nei daug nei mažai apie 6000 litų. Galbūt ten kažkur tai išsiprašius kažkokias nuolaidas galima būtų sumažinti dar keliais šimtais litų, bet tai vis tiek yra gigantiška suma vienam objektyvui. Taigi šį video filmuoju dėl to, kad fotografavau ir su vienu, ir su kitu objektyvu. Ir galiu pasakyti, kad jų rezultatai nėra 10 kartų skirtingi, taip kaip jų kaina, nes praktiškai kaina tarp jų yra vos ne 10 kartų skirtumas, o nuotraukų kokybės ir fotografavimo prasme 10 kartų skirtumo tikrai nėra. Čia žinoma vien tik tais mano nuomonė, kažkas gal turi kitokią nuomonę, aš su ją nesiginčyčiau. Jeigu kas sakytų, kad Nikon 35 mm 1.4G objektyvas yra tikrai labai kokybiškas ir nuostabus daiktas, taip ir yra. Jisai pagamintas labai kokybiškai ir pradedant nuo stiklų, nuo sudėtų elementų, baigiant to, kaip jisai aplamai jaučiasi rankose ir kaip jisai fotografuoja. Jis iš tiesų yra pilnakadriui fotoaparatui tiesiog dovana. Ir kiekvienas džiaugtųsi fotografuodamas su tokiu objektyvu. Tačiau tiems, kas fotografuoja DX formatu, tai nėra kažkoks tai stebuklas, kadangi sveria jisai tikrai nemažai, netgi sakyčiau daug, kaip ir visi pro objektyvai kažkur tai apie 400-500 gramų, o gal ir daugiau. Rankose bent jau jisai tikrai labai jaučiasi ir būtent ant fotoaparato kropinio, kurį turiu aš, tai yra Nikonas D7000, uždėjus jį nelabai malonu laikyti rankose, nes fotoaparato dėžutė, bodis yra lengvesnė ir balansas yra neypatingai malonus rankom. Visą laiką perlenkinėja ranką į priekį ir ta prasme, manyčiau, kad jisai neypatingai tinkamas tiems, kas turi kropinius objektyvus, kropinius fotoaparatus, atsiprašau. Taigi, jo mažasis brolis 35 1.8G puikiai atstoja tą bėdą, svorio bėdą. Jisai sveria, nežinau, turbūt kokį 100 gramų, bent jau rankose jisai yra labai lengvas, ant kropinio fotoaparato dirbo kuo puikiausiai, abudu jie yra ekvivalentas 35 mm dauginti iš 1,5, tai čia gaunasi apie 50 kelis milimetrus. Tai čia standartinis 50 mm objektyvas gaunasi, kas yra iš tikrųjų labai patogu, bet kokioj situacijai. Ar jūs norite fotografuoti gatvės fotografiją, ar jūs norite fotografuoti šeimą, ar kažkur tai kažkokioj tai patalpoj. Reikia tik tais paeiti porą žingsnių atgal ir jūs gaunate ant pilnakadrio fotoaparato tą patį jausmą, kaip kad jūs būtumėte ant pilnakadrio užsidėję 35 mm. Tačiau, kas liečia pilnakadrį fotoaparatą 35 mm objektyvas
būtent 1.4G yra tiesiog nepakeičiamas ir išsvajotas objektyvas. Jis dirba tikrai puikiai, jaučiasi jisai žymiai geriau, kadangi pilnakadriai fotoaparatai yra šiek tiek didesni negu kad kropiniai ir didesnio objektyvo, uždėjus didesnį objektyvą, jaučiasi ir rankose maloniau, ir aplamai tas svorio balansas tinkamas. Tačiau, ką aš noriu pasakyti, kad šitas mažylis 35 mm, kuris kainuoja vos tik tais 10-12 procentų, kaip kainuoja 1.4G, jisai taip pat puikiai dirba ant Nikon D700, tai vadinasi ir ant kitų pilnakadrių fotoaparatų. Yra šiek tiek pritamsėjimai iš kampų, bet jie labai švelnus, ir tokiose situacijose, jeigu jūs fotografuojate kažkur tai ne dangų ar ne kažką tai šviesaus vienatonio ten ar studijoje, tai tas judumas jisai duoda netgi savotiško įdomumo tai pačiai nuotraukai. Taigi, jeigu jūs fotografuojate 1.8 arba 2 pilnai atvirą diafragmą, jūs galite puikiai fotografuoti su pilnakadriu fotoaparatu, išleidę tik tai 700 litų. Ir rezultatas nuotraukų nėra labai skirtingas. Ta prasme, aišku, bliuras yra šiek tiek prastesnis ir tai matosi, bet tik tais tose situacijose, kai tu tikrini, testuoji, bandai įžvelgti kažkokius tai minusus arba pliusus. O jeigu imant tiesiog fotografiją kaip fotografiją, neieškant sliekų vienoje vietoje, tai jisai dirba fantastiškai ir aš labai jo džiaugiuosi. Praktiškai aš jį naudoju kiekvieną kartą. Jisai visą laiką su manim. Jisai visą laiką ant fotoaparato, nors aš turiu kitokių objektyvų. Ir dabar ne per seniausiai įsigijau 28 mm 1.8G objektyvą, kuris taip pat yra labai puikus. Dabar aš su juo filmuoju video. Ir aš neužilgo jums parodysiu pridėjęs šalia, kaip jisai atrodo. Taigi, nėra labai didelio skirtumo tarp 6000 litų ir 600 litų ar 700 litų. Jeigu jūs fotografuojate ant kropinio fotoaparato arba jeigu jūs fotografuojate ant pilnakadrio fotoaparato. Iš esmės, tai yra tik ieškojimas tobulėjimo, pinigų investavimo ir taip toliau. O galima atlikti darbą, ko puikiausia, už žymiai mažesnę kainą. Jeigu jūs neturite galimybių, arba jeigu jūs ir turite galimybę, tai vis tiek manyčiau, kad šitas daiktas yra labai vertas dėmesio. Aišku, aš vėl grįžtu prie to, kad Nikonas 35 mm 1.4G yra tikrai puikus daiktas ir jisai padarytas fantastiškai, kaip jau pasakiau, ir kas sau gali leisti jį įsigyti, arba kam jisai reikalingas, kam jisai atsiperka, arba kas tiesiog labai nori jį turėti. Tai prašau, visą laiką galima, aš ir pats stengiuosi įsigyti visą laiką, nesakyčiau taip, kad galima sakyti, kad profesionalius daiktus, nors šis, kaip ir sakiau, yra puikus ir tarnaujantis daiktas ir atliekantis savo funkciją tikrai labai maloniai, jūs matėte jau tas nuotraukas. Taigi prašom, galite jį įsigyti, bet iš pradžių išsibandykit. Visą laiką prieš perkant išsibandykit. Taigi pažiūrėkime iš arčiau, kaip atrodo šie du objektyvai.
Jūs ką tik matėte, kaip atrodo 35 mm 1.4G ir 1.8G objektyvai iš arčiau. O dabar, kaip ir žadėjau, aš pridedu 28 mm 1.8G objektyvą šalia prie 35 mm 1.4G objektyvo, apie kurios mes pakalbėsime sekančiame video. Jūs žiūrėjote Fotografas TV, www.fotografas TV, like, subscribe ir pamatysite daugiau panašaus pobūdžio video. Ačiū, kad žiūrite, iki malonaus.